Sveiki, Nextory News tinklaladės žiūrovai ir klausytojai, mano vardas Živilė ir šiandieną mes kalbėsime tema, kuri tyliai, bet labai sparčiai formuoja mūsų ekonomikos ir inovacijų sritį. Tai apie giliasias technologijas arba kitaip žinomas Deep Tech. Tai turbūt, žinokit, pasiruoškime, šiame epizode galime tikėtis angliškų išsireiškimų, kadangi tiesiog neįmanoma jų nenaudoti, kai kalbam apie giliasias technologijas. Ir kai mes kalbam apie ateitį, dažnai minime dirbtinį intelektą, biotechnologijas, gynybos technologijos, kurios yra dabar labai populiarios ir ant bangos, tačiau Deep Techas iš esmės apima žymiai daugiau. Tai ir mokslo ir inžinerijos pasaulyje, tai gali mus nunešti nuo maisto iki kosmoso, nuo energetikos iki medicinos. Ir šiam pokalbį neįsivaizduočiau geresnio pašnekovo negu Andrius Milinavičius, kuris yra partneris VSV Ventures ir jų fokusas yra giliosios technologijos. Na ir šiandieną mes kartu ieškosime atsakymo, kaip Lietuva gali išnaudoti būtent šį momentą ir ne tik kurti inovacijas, bet paversti jas strateginiu ekonomikos šuoliu. Andrius, sveikas atvykęs. Labas, Živilė, labai malonu, kad pakvietėt. Čia, kai taip pristatai, tai, žinai, šiek tiek pulsas net užkyla. Ir tiesiog supranti, kad viskas iš tikrųjų yra truputį rimčiau. Tiesa. O gal kaip tik viskas paprasčiau? Man atrodo, mes apie tai kalbėsime, kad viskas yra gerokai paprasčiau ir kartais mes apsisunkinam. Tikrai taip, gal ir tu teisus. Tai žiūrėk, gal pradėkime nuo tokio paprasto klausimo, kai kalbam apie Deep Tech ir visas šitas giliasias technologijas. Labai dažnai susidurime su skirtingomis interpretacijomis, ar ne? Kas tai yra, apie ką tai aprėpia. Tavo kaip investuotojų ir žmogaus, kuris jau sukasi šioje temoje kurį laiką, kokia būtų definicija, apibrėžimas šios srities? Tavo klausime šiaip yra labai daug atsakymų. Iš tikrųjų, tai mes šiaip gyvename tokiam, tendencijų, trendų, atsiprašau VLKK iš karto, trendų ir tendencijų pasaulyje. Na, tam tikri dalykai, kurie pasidaro populiarūs labai stipriai, tada visi kažkaip ieško, kaip sakoma, po tą saulę pasideginti. Tai šiandieną galėčiau pasakyti, kad Deep Techas tikrai tokį išgyvena kaip ir renesansą, bet mūsų požiūriu, atmetus labai dažnai linksniuojamas ten nuo kvantinių visokių sprendimų, dirbtinio intelekto, visą tai truputį patraukus, mes Deep Techų vadiname technologinius sprendimus, kurie yra sukurti mokslinių ir inžinerinių pagrindų. Tai reiškia, jie nepanaudoja verslą arba, sakykime, kažkokį verslo procesą, kad pagerinti kažką ir tai savaime tampa produktu, o jie pasižiūri į tam tikrą procesą ir fundamentaliai jį pakeičia. Tai reiškia, nepagražina, neprideda marketingo, o tiesiog perdaro. Ir tam, kad tai padaryti, be abejonės, mums reikia mokslo ir inžinerijos. Tai gali būti daugybė pavyzdžių, kuriuos mes galėtume labai lengvai patalpinti į tą Deep Techo dėžutę, bet kaip taisyklė, bendras vardiklis Deep Techui visuomet yra labai paprastas. Ta išradimą mes tikrai galime patentuoti. Kodėl? Todėl, kad tai yra iš tikrųjų nauja. Ir kaip manai, kodėl būtent pastaraisiais metais tas Deep Techas taip ant bangos? Mes matome tai ir iš investicinių visokių skaičių, ar ne, iš naujų fondų atsiradimų, naujų taip pat ir tarptautinių grantų, ar ne, kurie yra prieinami. Įtariau, kad užduosiu šitą klausimą. Į šitą klausimą greitai ir paprastai atsakyti yra praktiškai neįmanoma. Aš pasitengsiu galbūt truputį pateikti daugiau argumentacijos, nes manau, mūsų klausytojams bus labai įdomu. Deep Techas savaime, kaip labai svarbus ir vertingas dalykas, jis buvo visuomet. Ir geriausias viso to įrodymas yra, jeigu mes atsidarytume internetą ir pasižiūrėtume vienas vertingiausių pasaulio kompanijų. Jos visos yra didžiąją dalimi inžinerija pagristos, ne? Tai jeigu mes žiūrime į Apple, Microsoft, tą pačią Nvidia, name it, kas tai jeigu ne Deep Techas yra? Visos šitos įmonės yra paremtos inžinerija. Kai kurios iš jų pradėjo savo istoriją labai seniai, nuo tam tikrų mokslinių išradimų, nuo tam tikrų inžinerinių išradimų. Vėliau jos tiesiog buvo supakuotos, virto produktais. Na ir tavo rankose, matyt, dažnai yra tam tikras irgi mokslo išradimas. Jisai mums šiandieną tiesiog yra nepamainomas mūsų kasdienos dalyvis, mobilusis telefonas, ne? Bet kai tu jį tiesiog pasimtum, išsirinktum, ten viduje yra
tiek daug skirtingų diptechų, už kurių stovi kažkokie tais pavadinimai ir patikėk manim, jeigu mes pažiūrėtume tų įmonių, taip vadinamas pelno nuostolio ataskaitos, tai jos tiesiog yra fantastiškai pelningos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad diptechas jisai prastai turi truputį kitokias vertės grandinės. Dažnu atveju, matyt, mes nueisime į tas temas pasikalbėti, kaip jisai vis dėlto taip skiriasi. Diptecho galbūt truputį verslo principai yra truputį kitokie, laikotarpiai, per kuriuos yra užtikrinama vertė, irgi truputį skiriasi. Tačiau, tai žodžiu, viena dalis, tai diptechas buvo visada, nieko čia naujo neatsitiko, yra kitas labai svarbus dalykas. Pasaulyje vyksta tam tikri procesai, kurie nebūtinai nuo mūsų priklauso. Mūsų šiaip apskritai ta tokia moderni visuomenė, visai neseniai iš tikrųjų, bet jau matyt visi pamiršo, mes išgyvenom tokį dalyką kaip pandemija. Visi staiga užsidarė į namus, ne? Tai iš tikrųjų veikia kaip katalizatorius tam tikrai tolerancijai, technologiniam vartojimui, ne? Bet iš tikrųjų tai ir atlaisvina daug erdvės tam tikriem dalykam, kažką pagalvoti, kažką sukurti. Po to, be abejonės, bent jau mūsų regione yra, sunku vadinti tai geopolitinė krize, iš tikrųjų tai yra tiesiog pilnas atviras karas. Teisingai, atviras karas staiga irgi apnuogina tam tikras mūsų vertės arba, sakykime, tam tikro tiekimo grandinių problematikas. Ant viso to uždėkime labai paprastą dalyką, pasaulyje keičiasi galių pusiausvyra. Galima taip sakyti teisingai. Atsiranda kažkokie nacionaliniai interesai, didžiųjų galybių, kurios visą laiką dovanodavo mums inovacijas ir kažką, ką galime vadinti giliosiom technologijom, jie visą laiką sakydavo, žiūrėkit, mes esame tikrai draugai ir draugaukim. Tai prie viso to dar pridėkime ant viršaus Draghi reportą, teisingai. Europos komisija pasikreipė į išties protingą mokslininką ir paklausė, kasgi su Europos Sąjunga yra ne taip. Kasgi čia taip nutiko, kad pasižiūrėję top 100 pasaulio galingiausių įmonių, labai stipriai trūksta Europos, nepaisant to, kad mes kiekvieną dieną išeiname į mūsų pasaulį, pasižiūrim, žiauriai gerai mes gyvename, ne? Kaip gražu, kaip švaru, kaip smagu, kokie visi saugus, laimingi, faini ir kaip mes čia visi klesti. Tai kai sudedame visus šitos argumentus, mes pradedame suprasti, kad kažkur Europa kažką pražiūrėjo. Mes tikrai matome, kurie dalykai vyksta Azijoje, ką mes gauname iš ten. Mes vis dar žinome, kuo dominuoja Amerika. O visame tame tarpe mūsų dailusis kontinentas, kuris, ką jau tikrai moka kurti taisyklės, šitą mes labai gerai mokame, ne? O su proveržiu kaip pas mus. Ir tada pasižiūrėkim, infrastruktūrą turim, talentus turim, finansavimą turim. Matyt, tai visi šitie argumentai sudėjus į krūvą, jie palengva galbūt truputį atkreipia tą dėmesį, palaukit. Taigi mes irgi turime mokslininkų, mes irgi turime išradimų, mes tiesiog turime jam daugiau truputį parodyti dėmesio. Ir čia ne paskutiniai vietoj iš tikrųjų žaidžia ir kapitalo judesys, judėjimas teisingai, tos vėlgi vadinamos mados, bet dienos pabaigoje, bent jeigu aš žiūrėčiau iš labai arti į mūsų regioną, tai aš sakyčiau pagrindinis katalizatorius tokio labai aiškaus matomumo, kas šiuo metu vyksta su giliosiom technologijom. Deja, bet buvo karas. Panašu, kad užsimiegoję mes buvom ir reikėjo gero sukrėtimo tam, kad mes šiandieną galėtume kalbėti apie neįtikėtinai augančias investicijas į įvairias giliasias technologijas. Aš kartais netgi dar labiau džiaugiuosi, kad tarp giliųjų technologijų, visų gynybos sprendimų, iš tikrųjų kritinės technologijos atranda deramą dėmesį. Man atrodo, mes pernelyg seniai ignoravome tai, kas mums iš tiesų yra svarbu tam, kad mes galėtume užtikrinti tą tokį paprastą dalyką, kuris lietuviškai vadinasi atgrasimu. Wow, daug tu čia informacijos pažiūrėjai, labai gerą tą visą apžiūrą, kas vyksta. Kabinti. Dabar ir galime. Keliaukime į gylį. Keliaukime į gylį, galime nerti. Iš tiesų, tai gal norėčiau pirmą sugrįžti prie kur stringame ir kokie yra pagrindiniai skirtumai, nes mes labai ilgą laiką gyvename ant visos SaaS finteko bangos, ar ne? Baltijos šalyse puikiai mums sekėsi ir visas pasaulis ir dabar mes perėmėm labai intensyviai globaliai ant deepteko, ar ne? Tai kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp šių startuolių kūrimo, nes yra skiriasi ir laiko tarpai, ar ne? Nuo kapitalo pritraukimo iki ko reikia komandai, kad tai įvyktų. Visų pirma, tai žinai, SaaSai, tie B2B SaaSai ar tie fintechai ar, sakykime, tam tikros platformos, jos niekur nedings. Tai čia vienas dalykas, ne, kuris matyt daug kas mums sutiks, bet keičiasi tam tikri principai.
manęs kartais klausia, tai sakau, tai kodėl čia tokie B2B sąsai, taip sakau, kodėl tokie populiarūs buvo? Sakau, dėl to, kad tuo metu laikmetis ir apskritai visi principai tai leido. Tai buvo labai tinkamas laikas. Ką aš turiu minty? Aš turiu minty, kad jeigu mes kalbam apie rizikos kapitalą, tam tikri, sakykime, etapai finansavimo, jie vyko vedini tam tikro augimo perspektyvų. Apskritai rinkos buvo labai likvidžios, teisingai, jose buvo labai daug pinigų ir tie pinigai norėjo įvairiose vietose nusėsti. Dėl to ten įsijungdavo tam tikri principai, kur netiek svarbu buvo kažkuriais galbūt klausimais, kiek pačiai rinkai to reikia, kiek pats potencialas augimas ir greitis buvo tai, į ką buvo iš tikrųjų skubama įbėgti. Paprastai šnekant, rizikos kapitalų buvo labai svarbu buvo greitis. Dabar, kai mes turime šiokią tokią, na taip švelniai tariant, dirbtinio intelekto revoliuciją, jinai daro įdomų labai pokytį. Kas iš tikrųjų iš esmės vyksta, aš taip truputį iš toliau mėgstu pasižiūrėti. Jeigu seniau mes viskam norėjome turėti po programą, ne, tai dabar atkreipdėmėsi yra tam tikras pokytis, o dabar reikia sinergizuotų sprendimų, o dabar reikia one size fits all. Ir kas yra įdomiausia, žmonės nebenori spausti mygtuko, žmonės nori užduoti klausimą ir gauti atsakymą. Tai va čia, matyt, dabar yra didžioji užduotis B2B SaaSam, kurie, sakykime, tam tikrų momentų turėjo šiokį tokį komfortą, o jeigu dar užtikrinamas pakankamai solidus finansavimas, na, tiesiog reikėjo įjungti tos variklius ir važiuoti ir žiūrėti, kas bus. Na, o dabar labai staigiai reikia reaguoti į staigiai besikeičiantį tiek enterprise'o poreikį, tiek tam tikrų didžiųjų įmonių besikeičiančius poreikius, jos irgi nori dalyvauti tame žaidime. Ir dabar, žiūrėk, tokia kaip ir užduotis, ne? Tu sėdi ant vienos sistemos, kuri tau gali atlikti vieną funkciją labai gerai, bet tai tavo poreikių yra kitų, visur kitur visa kita, o dabar atsiranda multifunkcinės sistemos. Ir beje, visai nesudėtinga ant jų pereiti. Tiesiog sumeti ten duomenis, jos kažkaip susianalizuoja, sinergizuoja ir jau gali pradėti naudotis. Tu įsivaizduoji, kaip tai stipriai mažina lojalumą. Tai va, tai čia iš vienos pusės, kas iš tikrųjų vyksta tam tokiam nepasiruošusiam dabartiniam pasaulio ir pokyčiam B2B SaaSui. O dabar grįžtant prie tavo klausimą, kurio tu klausi, ta prasme, kuogi vis dėlto tai skiriasi. Esminis skirtumas iš esmės tai yra, daug jų yra, bet tarkim galime prisikabinti prie to taip vadinamo go to market. Ne? Kiek mums kainuoja iš tikrųjų nueiti į rinką ir pasitikrinti mūsų sprendimą. Tai jeigu mes darome kažkokį tais skaitmeninį programinį sprendimą, tai tą vadinamą MVP, tą mažiausiai galima patikrinti produktą mums sukurti. Na ir tuomet mes jau šiaip turėjom platformą, nebuvo labai sudėtinga. Mes galėjom daug ką rankomis pasidaryti, nueiti į rinką, nu taip labai šaržuojant pasakysiu, įmesti 100 eurų į Facebooką, įmesti 100 eurų į LinkedIną ir prasivaliduoti, veikia ar neveikia. Ogi bet tačiau, jeigu mes turime deep techninį sprendimą, tai reiškia, pavyzdžiui, yra kažkoks nors procesas, tarkim, fotonikoje užtikrinti tam tikrą nenutrūkstamą energijos tiekimą žymiai stabiliau, žymiai pigiau ir sukuriant, nežinau, kažkokį tokį ciklinį tam tikrą lūpą. Tarkim, nusišneku šiuo atveju, ne? Bet tam, kad tau tai pademonstruoti, tau reikia iš tikrųjų inžinerinio potencialo ir intelekto, tau iš tikrųjų reikia tam tikros įrangos, tau reikia tai supakuoti ir tau reikia dar teisingai išeiti ir saugiai tai parodyti. Tai paprastai šnekant, go to market yra žymiai brangesnis. Antras labai svarbus dalykas, dažnu atveju, jeigu tu darai deep techą, pas tave ilgą laiką, iki kol tu esi ready, pasiruošęs, keliauti į rinką yra labai daug dedamųjų, kurios labai brangios. Bet jas reikia vėlgi kažkaip kompensuoti, ne? Jeigu tu jau rodai mokslą ar inžineriją, viskas jau daugiau mažiau bus gerai, greičiausiai, nes bent jau technologija veiks, o veikianti technologija jinai savaime jau turės kainą. Ir tik tais tada tu galėsi galbūt kai kuriais atvejais nueiti ir pasitikrinti, ar rinkai to reikia. Be abejonės, veikiantis tam tikras procesas yra multifunkcinis, ne? Kur yra deep techo grožis, jis dažniausiai yra multidinaminis, jis gali daug kur būti panaudotas, pritaikytas arba patikrintas. Bet aš jau čia einu į matyti smulkmenas, grįžtant į tokią kaip ir pačią pradžią, verslo procesais ir marketingu grįsti sprendimai versus iš tikrųjų mokslinis inžinerinis potencialas, kur irgi reikės to marketingo, irgi reikės to verslo, bet yra žymiai daugiau dedamųjų. Ar tai yra geriau ar ne? Neteisingas yra klausimas. Klausimas yra, kokią mes problemą sprendžiam. Ir ar šiandieną tai gali atsakyti, ar vis dėlto reikia truputį sudėtingiau ir giliau kažką padaryti. Labai įdomu, kaip tada keičiasi tavo kaip investuotojų ir šiaip investuotojų mąstymas, kas liečia
visus gilių technologijų startuolius, nes mes esame, kaip jau ir minėjai, pripratę prie labai greito rezultato, norime gauti tą grąžą, o čia reikia ir palaukti, nieks nevyksta taip greitai, ar ne, ir reikia ir kantrybės, ir matyt keičiasi kažkaip ir tas pats investavimo filosofija, modelis, ar kuom pagristai jūs priemate sprendimus, kam suteikti galimybę tęsti kelionę. Tai visų pirma, matyt, reikėtų pastebėti, kad laukti reikia visiems, nesvarbu, ar tai yra generalistinis, taip vadinamas, tas generalistinis reiškia, kad fondas, kuris investuoja į visus startupus, turi savo tam tikrą logiką, tezę, bet paprastai sakant, jie nesispecializuoja. Mūsųgi atveju BSV Ventures mes nuo savo, tai vadinam, inception, nuo pačios pradžios, kai mes pradėjome dėlioti visą tezę, mes jau tada nusprendėme, kad mes būsime pats pirmas čekis į mokslinį inžinerinį potencialą. Ką tai reiškia? Mes pabandysime būti pirmasis tas vadinamas validuotojas, kuris užtikrina tam tikro inžinierio ilgai brandintą, darytą, tikrintą, kurtą, kažkaip inžinerintą sprendimą rinkai. Mes padėsime tame kelyje, mes būsime ta galbūt trūkstamas etapas, partneris, kurio jis labai ilgai ieškojo ir dėl to jam galbūt buvo nedrąsu nukeliauti. Ar tai automatiškai keičia mūsų kažkokius tai vadinamus strateginius sprendimus nuo to, kas galbūt galėtų būti rizikos kapitalo fondas? Ne visai. Galiu pasakyti, ne visai. Mes iš esmės esame tradicinis fondas, o tik tais mes turime tam tikrus papildomus etapus. Kaip paprastai šnekant, ką darome, konkrečiai mes, ko sakyčiau, galbūt rinkoje tai nėra labai dažnas reiškinys. Mes darome taip vadinamus think tankus, kuriuose mes subūrėme tam tikrų įvairių skirtingų mokslininkų arba inžinierių. Aš apskritai sakyčiau, talentingų mokslo prasme žmonių būrį ir su jais sprendžiame tam tikras intelektinės užduotis tam, kad tiesiog prasitikrinti ir pasižiūrėti, ar verslo darimo principai mus gąsdina ar ne. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, inovacijai nelygų. Mes vėlgi, kaip rizikos kapitalo fondas, mesgi investuojame tai, kas yra reikalinga rinkai arba bus reikalinga rinkai, nes rizikos kapitalas vis dėlto tai žiūri į priekį, o ne į šiandieną. Ir žiūrėdami į priekį mes turime nusimatyti daugelį dedamųjų ir visame tame žaidime iš tikrųjų įsivertinti rizikos lygį. Ką darome mes šito klausimu? Mes esame susikūrę savo tokį taip vidinį vadinamą, kai kuriais atvejais galbūt truputį komplikuotą, bet 9 rizikos lygių vertinimo tokį procesą, frameworką. Taip, tai jeigu iš vienos pusės mes žiūrime į rinką, bandome suprasti, kas yra jos žaidėjai, kaip jie šiandieną veikia ir ta mūsų keliama hipotezė, mūsų tos komandos, kuri dirba su konkrečiu diptechnine technologija, ar šiandieną tai yra išspręsta ar ne, ir ar tas tikras pokytis, kuris gali būti sukurtas, ar jisai suteikia mums pagrindo tikėti, kad jisai yra pakankamai didelis, kad norėtųsi į jį pereiti. Paprastai šnekant, ar tas esamas technologijos status quo gali būti labai stipriai nukonkuruotas. Tai šitą klausimą atsakyti iš vienos pusės lengva, iš kitos pusės gali būti labai sudėtinga, nes tu turi suprasti, kasgi iš tikrųjų vyksta. Tam tau reikia rasti industrijos, to vadinamus insiderius, žmonės, kurie supranta, kas su to daroma, kaip tai veikia galų gale. Tada mums labai svarbu pasižiūrėti, o kągi iš tikrųjų šiuo metu inovuoja pasaulis. Dėl to mes visiškai atskirą procesą turime tam, kad suprasti, kas vyksta patentų pasaulyje. Kas yra patentuojama, kas yra didieji žaidėjai, apie ką kalba inžinieriai ir mokslininkai didžiosiose konferencijose. Tai kai šitos dalykus mes susirenkam, tada jau mes einame žiūrėti į papildomas dedamąsias. Pirmas dalykas, ar žmogiškieji ištekliai yra pakankami. Ką reiškia? Jeigu mes turime 2 labai talentingus žmonės, kurie yra labai gerai susidirbę, jų greičiausiai nepakaks tam, kad padaryti labai sėkmingą, greitai judantį ir labai brangų ir labai įtakingą startuolį. Reikia truputį daugiau. Mes turime suprasti, kas jiem yra šiuo metu pasiekiama ir kokių potencialių, sakykime, intelekto ir kokių žmonių reikės. Teisingai. Antras dalykas, čia 9 jau bus, jeigu mes investuojame šiandieną su mūsų investicija, kur galima nukeliauti. Jeigu netoli, o dažniausiai be abejonės diptech'e reikia žymiai didesnių finansavimų, mes kviečiame savo partnerius koinvestuotojus. Tai yra kiti fondai, kiti verslo angelai, sakykime, kitos finansavimo schemos, kurios gali padėti tam tikram etapui sumažinti jo riziką ir kuo greičiau tenais nueiti. Ir čia dar viskas nesibaigia. Tai gerai, jeigu mes šitą etapą pasidarom, o kas vyks kito etapo metu?
Kas yra tie kiti finansuotojai, kuriem, vėlgi, tai atitiks jų rizikos apetitą, tai atitiks jų poreikius ir ar jie šiandieną bus pasiruošę investuoti į šį sektorių. Tai čia ir tai yra netgi ne visi klausimai, kuriuos reikia atsakyti prieš darant pirmą sprendimą. Dėl to kartais iš tikrųjų mūsų procesas užtrunka truputį ilgiau, negu būtų lūkestis, bet su tikrai, kaip sakoma, mes su dauguma mūsų startuolių šnekamas tikrai labai nuoširdžiai, labai atvirai ir mes paaiškiname jam, kurios mes procesus norime praeiti, tam, kad ir mes būtume tikri, kad šitame žaidime mes užtruksime truputį ilgiau negu 2 metus, kol pasibaigs pinigai ir visi išsivaikščiosim. Aš manau, kad kaip ir pavyko paaiškinti kompleksiškumą šitos situacijos. Bet dienos pabaigoje viskas yra žiauriai įdomu, nes iš tikrųjų mes vis tiek malamės tame pasaulyje, kuriame mes čia turime ir tokių ir neigiamos informacijos. Ir kartais iš tikrųjų esame pervargę nuo to tokio gerų žinių trūkumo. Tai galiu tikrai pasakyti, aš labai dažnai iš tikrųjų sudarau, pasižiūriu mūsų portfelį, pasižiūriu didžiausias naujienas, pasižiūriu kažkokias neskelbiamas naujienas, su mumis mūsų šitie vadinami founderiai dalinasi. Ir man tai tiek duoda tokio pasitikėjimo ir pozityvumo ateitimi, tai yra taip įdomu, taip faina gyventi, taip kad aš tiesiog noriu jums pasakyti, kad tikėkime, DeepTech'u jisai labai daug gražių dalykų dar sukurs. Tikrai taip. Tikrai taip. Nu, labai informatyviai tu paaiškinai, labai smagu girdėti. Aš noriu, kad truputį būtų praskleistas tas šydas ir tai neatrodytų kaip tiesiog, pavadinau taip. Ne, jeigu mes iš tikrųjų darome tai labai rimtai, o mūsų kaip fondo tikslas yra iš tikrųjų padėti šiame regione veikiantiem mokslininkams ir inžinieriams. Teisingai, tai jeigu mes norime jiem padėti, tai darykime tai protingai, darykime tai toliaregiškai ir darykime tai toks vadinamas yra strateginė kantrybė. Darykime tai kantriai. Laiko čia tikrai reikės. Jo yra ar nėra, nežinau. Visi mes žaidžiame tą didelį konkurencinį žaidimą, bet manau, jeigu tu viską tvarkingai susidėlioji, viskas bus gerai. Aš net nebejoju. Tai Andriau, su tokiu ilgų įvadų, kaip įmonės prisijungia prie jūsų portfolio, bet jūs visai nemažai investicijų padarė per tokį trumpą laiką. Taip. Kiek dabar jūsų įmonių yra paskutiniu metu portfolio? Su tokiais fondais kaip mūsų tai labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes neaišku, tai padarėm, nepadarėm ir kaip čia taip veikia. Tai mes šiuo metu turim kokį 11 popierių krūvų, kuriuose kažkas kažką šiuo metu analizuoja, vertina, su partneriais derinamės, žiūrimės, galų gale ne paskutiniai vietoje yra akademinės įstaigos, kuriuose dažniausiai dirba mūsų tie startuoliai, iš kurie yra ir tapsime ir akademinių įstaigų interesai, vėlgi intelektinė nuosavybė, jos perleidimas, kaip visą tai sutvarkyti. Labai daug yra tokio kompleksiškumo, bet tikrai galiu pasakyti, kad jau taip, kad pasirašyta, sutvarkyta, perversta, tai nepaisant to, kad esame pakankamai nedidelis fondas, mes esame padarę 42 investicijas. 42 investicijas per 2 metus. Per 2 metus. Tai yra labai didelis kiekis investicijų. Ar turite kažkokią dominuojančią industriją, kur daugiausia visgi? Mes laikome savo fondo strategijos, o mūsų fondo strategija, jinai tą tokį kaip ir, matyt, čia ne tik mūsų daugumos fondų strategija yra, mes specializuojamės, bet mes vis tiek diversifikuojame. Mes privalome diversifikuoti riziką. Pas mus yra labai stiprus be abejonės flangas, kurį, aš to ir tikėjausi ir jo iš tikrųjų labai didžiuojas, tai yra gyvybės mokslai. Mes turime fantastiškų mokslininkų, jie daro tikrai, kai jie nukeliaus į tą produkto zoną, kuri jau bus rinkoje, tai tikrai bus labai stipriai mūsų pasaulį keičiantys sprendimai, nuo imunoterapijų iki tam tikrų personalizuotos medicinos galimybių. Kas tai bus, tai nebus taip brangu, jeigu visą tai bus padaryta iki galo teisingai. Be abejonės antras dalykas, kas šiai dienai mums visiems matyti yra svarbu, tai yra gynyba. Mes esame giliųjų technologijų fondas, tad mūsų požiūris į gynybą yra truputį kitoks. Mums netiek svarbu tas galutinis produktas, kiek mums labai svarbu kritinės technologijos, į kurias šiandieną mes ir investuojame. Mes savo portfelį turime ne vieną technologiją, kuri šiai dienai yra tikrai gyvybiškai svarbi ir labai reikalinga. Ir jinai pilnai atitinka dvejopos paskirties tą vadinamą apibrėžimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu šiandien labai reikia gynybai, tai yra pritaikoma gynybai, bet rytoj tai yra labai reikalinga ir mūsų civilių gyvenime, kadangi vėlgi galima daugybę dalykų padaryti su tuo, į ką mes esame investavę. Tai va, toliau mes tada jau pradedame žiūrėti visokius įdomesnius dalykus, į tam tikrą robotiką, tam tikrus mechanikos, tam tikrus sprendimus. Labai didžiuojas ir, pavyzdžiui, viena iš mūsų lietuvių startuolių, kadangi investuojame ne tik Lietuvoje,
turime tą vadinamą dezinformacijos realių laikų stebėjimo įrankį, kuris jau šiandieną, nepaslaptis, laimi NATO konkursus, kuriuose su jų sprendimu galima realių laikų labai matyti, kurgi gimsta tos neigiamos informacijos šaltiniai, kad galima būtų labai greit sureaguoti, bet sureaguoti realių laikų, suprasti, kasgi čia vyksta iš tikrųjų, nes matyt ne vienas iš mūsų pastebėjome, kad toj pačioje mūsų Europoje, tam tikrų rinkimų metu vyksta labai keisti įvykiai, teisingai. Tai vat su vat šitos komandos sprendimu mes labai greit galime suprasti, kodėl jie vyksta ir kas juos paskatina. Tai va, tai tokių, sakau, turime nuo visom nereikalingų gyvybės mokslų, dvejopa paskirtis, inžinerija, sveikata, einat į kažkokią konkretiką, tai aš čia galėčiau iki ryto pasakoti apie kiekvieną iš startuolių. Ir jo labiau, jeigu dar atskirai pasižiūrėtume mūsų taip vadinamus think tankus, kuriuos mes iš tikrųjų vadinam inkubacijos programomis, tai o dieve, kaip ten viskas yra įdomu, tai tiesiog. Puikiai. Aš niekada dar norėčiau paklausti tavęs, nes dažnai tiek konferencijos arba kas mažiau yra įsitraukę į gilių technologijų veiklą, gal taip pavadinčiau, paklausia arba vyksta toks kaip ir rinkoje diskusija, ar ne? Tai kaip vyksta ta komercializacija ir kas nutinka? Ar mes bandome paversti mokslininkus verslininkais, ar mes jas integruojame į komandą, ar įvyksta kažkokia tranzicija, kaip jūs einate į šią situaciją ir kaip jas nesprendžiate, galbūt kaip padedate tokiam startuoliam augti. Nes mokslininkas nebūtinai galbūt bus verslininkas ir kartais aš esu susidūrusi, kur buvo fondų, kurie bandė mokslininką paversti direktoriumi ir eiti rinkti pinigų, o jo pagrindį. Aišku, kad prastai. Jis man pasakoja, sako, aš tik noriu sėdėti savo laboratorijoje ir kurti spręsti savo problemą. Tai man įdomu, kaip jūs šitą situaciją sprendžiate. Čia vėlgi, matyti, tavo klausime yra labai didelė dalis atsakymo tiesa ir manau, kad pasaulis jau seniai turėjo suprasti vieną esminę dedamąją, kad negalima iš mokslininko daryti verslininko. Dėl ko? Dėl labai paprasto dalyko, tai vadinama tiesiog populiariais modus operandi. Ne? Tiesiog mokslinis protas veikia truputį kitaip, negu veikia tas vadinamas verslo protas, ne, verslininkiškumas. Tai mes absoliučiai tuo ir tikime mūsų fonde, mes niekada nebandome talentingo mokslininko paversti verslininku. Bet niekas mums niekada nebuvo uždraudęs paaiškinti mokslininkui, kaip veikia verslas. Tai yra labai svarbi dedamoji mūsų bendradarbiavime su startuoliais, į kuriuos mes investuojam. Mes juos kviečiamės į akceleravimo programą, kurios metu mes ir kalbamės būtent apie įvairias strategijas, kurios yra reikalingos tam, kad tai, ką jie šiuo metu kūrė, ar jau praktiškai sukūrė arba turi pagrindo tikėti, kad tuoj bus sukurta, kaip vis dėlto tai paversti tuo, už ką nori susimokėti rinką. Ne? Ir kai mes jiem padarome tą vadinamą tokį fast track, pagreitintą, verslo vadybos bakalauro programą, kuri sutelpa į visai kitus terminus, ir jiem tai pasidaro aišku ir įdomu, tada jie būna pasiruošę priimti į savo komandą žmogų, kuriam verslas yra jo antras vardas. Ir mes šventai tikime, kad reikia ne bandyti keisti žmogaus visą tą bendrą tokį kaip ir gyvenimo principus ir veiklos būdą, o greičiau jį supažindinti su žmonėmis, kurie jam gali padėti užkamšyti tas vietas, kurių jam trūksta. Ne? Nes iš tikrųjų ir taip jau, jeigu tu esi startuolio founderis, tai tu turi būti tas vadinamas žmogus orkestras. Tai jeigu mes dar pridedame tą mokslinį inžinerinę dedamąją, tai aš nežinau, išimčių neabejoju tikrai yra ir pats esu keletą galbūt jų ir matęs, bet didžiąją dalimi, tiesiog leiskime žmonėm būti geriem tame, kame jie yra geri ir pasirūpinkime tam, kad jie turėtų galimybę bendradarbiauti, rastų partnerius, rastų co-founderius, taip vadinamus, tos žmonės, kurie gali padaryti tai, ko jie nei nori daryti, nei galbūt gali daryti, arba jeigu jie ir darytų, tai jiem labai, labai, labai sudėtinga būtų. Nes visasgi startuolio gyvenimas tai yra tiesiog kompleksinis procesas per daugelį etapų, kiekvienas etapas reikalauja savitų dalykų ir tai jeigu mes juos žinome, tai nebandykime kažkaip užsimerkti ir priversti žmogų kažką pasiekti. Čia yra truputį daugiau, truputį delikačiau ir jeigu mes visi suprantame, kad kažkam, aš nežinau, aš pavyzdžiui, nuo jaunystės, aš nekenčiu Excelio, tai ta prasme, tai man duotų su juo ten kažką ten krapštyti, tai aš padarysiu, bet aš padarysiu tai per 3 dienas. Bet aš turėjau kolegą, kuriam tai būdavo 2 valandų darbas.
Nu, tai bet tai mano kolegai buvo pasiskambinti kažkam, nu, taip, nu, tu jį nužudyk geriau, negu tu leiskiam, liepkiam skambinti, nes jam vat, buvo tas lipimas iš komforto. Bet vat, mes ir buvom ta gera sinergija. Tik dabar va, paskui tau, pagalvojau, galėjom gerą startupą padaryti. Nuostabi komanda buvo. Nu, va, prašau, niekada nevėlu iš tiesų yra. Gerai, dabar žiūrėk truputėlį apie skaičius. Dėl-Rumas ne per seniausiai paleido duomenis iš 2024 metų ir viena iš sferų buvo, kad Baltijos šalyse mes pritraukėme berods apie 170 milijonų investicijų DeepTecho ir AI sritise. Taip. Tačiau vienas iš paminėjimų buvo, kad tai galbūt 15% iki 20% išeina į plačią rinką, į tą visų komercializaciją. Kokia patirtis yra tavo su šitu ir ar turi kokią nors galbūt gerų pavyzdžių iš Baltijos šalių, kam pavyko jau tai padaryti? Tai pavyzdžių matyti yra daugybė, užtenka atsidaryti Unicorns LT ar Startup Lithuanios, naujienų skilti, tech filomatai nuolat rašo. Mes labai neblogai laikome šiame regione, ne? Tai, bet atsakant į tavo klausimą, aš galiu pasakyti, net ir tie skambantys 170 milijonų, šiaip mūsų skaičiavimai yra truputį daugiau, nu tas truputį, gal 2 kartus bent jau daugiau, ne? Tai yra pasiekiamas tas vadinamas kapitalas, kurį tikrai galima šiandieną DeepTecho startuoliam prisitraukti, bet problema nėra tame. Problema, aš jau šiek tiek buvau užsiminęs, tiek mūsų vertinimo kriterijais. DeepTecho pasaulyje labai skausmingas daiktas yra tas vadinamas death valley, tas mirties slėnis. Ir tas mirties slėnis jis yra labai skausmingas, dėl to, kad tam, kad jisai kad tenais neįkristi, visi žino, ko reikia, bet mažai kas nori tai daryti. Ir ką tai iš tikrųjų reiškia. Dabar žiūrėk, jeigu mes su tavim pasiemam, tiesiog, sakykime, savo į komandą labai talentingus kelis inžinierius, ir pasiemam tiesiog gerą temą, nežinau, energetiką, pasistatom kažkokią, reikia pasidaryti bateriją, kuri būtų labai efektyvi, su labai daug ciklų, labai gerai laikytų energiją, ir pabandykime ten prijungti tą tvarumą ir, sakykime, užtikrinti, kad pastatas, kuris dieną turi labai didelį poreikį elektros, tiek daug jo nesurptų, nes per naktį galima pritupyti taip toliau, kaip pigiau ir taip toliau. Čia tas vadinamas optimizavimas ir taip toliau. Pristraukti pirmą investiciją nebus labai sudėtinga, sutinki su manimi. Nes yra to labai pirminės, sakykime, rizikos kapitalų, ankstyvos stadijos fondų jų yra, sakykime, verslo angelai ir tuo metu tą viziją, jeigu tu atneši tą vadinamą tokį traction, sakykime, kažkokius patikrinimus, įrodymus, tai rinka tikrai signalizuoja, kad tai yra reikalinga. Šiandieną mes turime tam tikrus talentus ar kažkokią įmame bazę, nuo kurios atsispiriame, mes gausime tą investiciją. Taip. Bet ta investicija vadinama presidinė investicija, arba angelo raundas, tai jinai tau duoda pinigų iki kito etapo. Antras etapas yra seed. Tai pagal tą klasikinį režimą. Tai gerai, tai tie pinigai išeina, mes pradedam kažką daryti, pinigai baigėsi, mes tai jiems sakom, mums reikia seed, o ką mums sakys investuotojai? Parodykit rezultatus. Tu sakai, bet aš jau tuoj. Sako, bet man rezultatų reikia. Bet sakai, bet aš jau tuoj, tikėkit manim. Tai kas? Tai normalus vyresnis fondas sakys, tu man neturi dar ką parodyti, ateik, kai turėsi. O tie jaunesni sakys, galbūt mums jau biškai per brangu. Gerai, dar galime vieną kartą duoti, tą vadinamą bridge round, arba ten tą dar vieną tokį etapuką padaryti. Tai ką noriu populiariai pasakyti, ambicijai gausi, tam tikrai komandai, tam tikram galbūt prototipui gausi, bet nuėjimų į rinką negausi. Kodėl? Todėl, kad jau labai susimiksavę viskas yra ir iš tavęs tikimasi kaip iš to vadinamo B2B SaaS. O tai kur tavo skaičiai? Ir dažnas, galbūt ne iš blogo investuotojas iš tikrųjų nepagalvoja, kokie yra laboratorijos kaštai, kokie yra garažo kaštai, įranga, nežinau, medžiagos. Tai yra kaštai. Galų gale tai intelektinę nusavybę apsisaugoti, tai vėlgi yra kaštai, nes tai yra unikalu, išeisi tave, nukopijuos viskas, taip toliau. Čia yra tiek dedamųjų ir supranti, o finansavimo sumos jos labai panašios. Tai tie DeepTecheriai, tu įsivaizduok, kad tie 4 kartus daugiau turi pasistengti, tam, kad išplaukti per tai. Tai o kodėl apie tai pasakoju? Dėl to, kad iš tikrųjų įsidiniai fondai jie turėtų būti žymiai atviresni. Jie turėtų suprasti, kiek tai kainavo, jie turėtų pasižiūrėti jų tam tikroje klasifikacijoje, koks tai yra progresas padarytas ir truputį pakeisti vertinimo savo lentelę, nes tada mes galėtume išvengti to.
Nes su diptechu taip ir yra, supranti skirtumas. Jeigu eina kažkoks startuolis tenais, ne, tai jie šauna, ten būna tuto. Su diptechu nėra vertės ir šauna į viršų. Tai va tas nėra, jisai va užmaunamas tas pats prasidas, sydas ir jisai ne. Ir dėl to kartais toks ir truputį disbalansas, o mes tikrai galime tai išspręsti, jeigu mes, va tą rinkos edukaciją užsiemam ir iš tikrųjų pasakom, palaukit, hebra, čia truputį kitas žaidimas, bet jisai keliauja lygiai tuo pačiu keliu, kurio jam reikia keliauti, ne? Tai truputį labiau vertinkime tai. Vertinkime tą poreikį ir kaštus, kurie šiaip savo struktūra truputį skiriasi. Aš kažkaip ką pastebėjau, kad nors mes jau lyg ir judame globaliai link ten, tik labai... Tai yra rinkos žinios, taip, tikrai taip. Aš negaliu sakyti, kad rinka nesupranta. Aš tikrai taip negaliu sakyti. Yra švietimas, mes turime gerų pavyzdžių nuo gyvybės mokslo, apie kuriuos tikrai visi esame girdėję, ne, iki tam tikrų kitų sudėtingesnių. Tai galų gale, tai prisiminkim, kad šitoj šalyje grupė vyrukų sukūrė savo palydovus, jos pardavė, iš ten gimė dar daug naujų startupų. Mes ir kosmose varom gerai, mes ir lazerio, ir fontonikoje gerai darom, ir su dirbtiniu intelektu mes irgi šitam žaidime žaidžiame, ir gyvybės mokslo žaidžiame, ir gynyboje mes žaidžiame. Mes iš viso turint omeny, kiek mes turime čia žmonių, tai mes ką mes darom fantastiškus dalykus. Ir mums tikrai žiauriai reikėtų gerokai daugiau kapitalo, jeigu mes norime tai labai normaliai, stabiliai ir tikrai tvariai išjudinti iš to, kur tai dabar yra. Kaip tai norėjau klausti, koks mūsų pranašumas, viską išvardinai, bet... Alkis. Mes vis dar tikrai kaip šalis dar turime alkio. Lietuviai šiaip yra labai adaptyvūs. Aš kiek keliauju po užsienius ir taip kažkaip vis pasikalbu, tarkim, gerai, ten Amerika, tai ten iš viso, ten žmonės, man atrodo, praradė tą baimės geną, ne? Jis tiesiog neegzistuoja, žmogus atsikėlė iš lovos, viskas einu į riziką. Sunersiu su galva, ten nusitempsiu visą šeimą, visus draugus ir visą kitą, nepavyko, gerai, tai einu biškį pakvėpuosiu, prasėsiu kokį nors ten tą kelionę aplink pasaulį, ne? Iš kur tie pinigai, aš man kartais kyla klausimų. Grįšiu, ateisiu ir sakysiu, dabar turiu naują idėją, ne? Gerai, Europą mes truputį kitokie, mes biškį sėslesni, pas mus galbūt egzistuoja toks dalykas, kad, žiūrėk, iš verslo reikia uždirbti pelną, ne, toks dalykas pelnas, pajamos, žodis iš P raidės, viskas iš P raidės, dažnai yra pamirštama ten už Atlanto, kad dalykai gali iš tikrųjų uždirbti, o ne tik pardavinėti viziją. Gerai, čia labai gal nevykusiai juokauju, bet grįžtame pas mus lietuvius, tai mes lietuviai, mes labai neblogai mokame naviguoti nesvarume. Nežinau, ar čia istoriškai taip yra, bet mes labai tikrai gebame įsivertinti tai, kad yra tam tikri principai, kad ir labai fragmentuota yra ta Europa, visa kita, bet net ir visame tame mes tiek mokame kažkaip susitvarkyti, susidėlioti taip, kad tai dienos pabaigoje vis tiek veikia. Ir kartais būna tas, tai nebereikalo tiek anekdotų prikurta apie lietuvius, ne? Koks tavo mėgstamiausias? Ne, čia dabar šitam politiniam kontekste labai negerai nuskambėtų, tai aš jo galbūt nesakysiu, kur reikės iškirpti, ne? Bet jokas jokais, aš atsimenu savo kolegom iš užsienio pasakodavau, kurie nesusipažinę su Baltijos šalim, kaip mes, kaip 3 nacijos skiriamės, žinai. Aš sakiau, taigi jūs čia broliukai ir sesutės, sakau, ant žiniasklaidai galbūt jo, bet jeigu jau taip užkulisiuose pasikalbėti, tai yra pakankamai solidžių skirtumų tarp mūsų ir mentalinių, ir verslo darimo, ir tam tikrų sprendimų klausimų, bet vienintelis dalykas, kas jam labai šiaip juokinga visą laiką būdavo, tai kad mes lietuviai, šiaip jau tais mes dažnai bėgame prieki traukinio, ne, traukinys dar neišinė, bet mes jau bėgam atbėgiu, ir tada vienu momentu sustojam, sakom, žinai, Živilė, gal tiek ir nereikėjo, bet veikia. Tai kas čia blogo, ne? Tai važiuojam toliau gyventi. Važiuojam. Tai tai galbūt ir yra truputį apie tos mūsų. Tai kaip manai, kuo mes skiriamės iš Baltijos šalių ir išsiskiriame Lietuvoje nuo palyginus su Latvija ir Estija? Tai aš ir sakau, tai kad mes greičiau, paprasčiau einam ir darom. Šiuo metu pagal rezultatus tikrai taip ir yra labai gražu žiūrėti. O kalbant apie tuos rezultatus ir inovacijas ir momentumą, kuriame dabar esame, ką turėtumėm padaryti per ateinančius 2-3 metus, kad neužmigtumėm ant savo tų laurų ir toliau augtumėm, judėtumėm į priekį ir vystytumėm technologijas? Aš atsakysiu plačiau. Iš to, ką mes matome iš savo portfelio perspektyvos, atsakysiu plačiau truputį iš to, ką aš matau blūdinėdamas, yra toks geras žodis lietuviškas, ne, po akademinės įstaigas, dalyvaudamas įvairiuose projektuose, hackathonuose. Ir čia toks bus, aš nežinau, galbūt čia galėtų būti geras įrašas, žinai, socialinėje medijoje, bet iš tikrųjų, ką aš matau tokius pasikartojančius dalykus. Pirmas labai svarbus dalykas, dažnai, ne visada
founderiai, startupo founderiai nepasidaro namų darbų. Jie iš tikrųjų nuoširdžiai nenueina, nepasigūglina ir nepasidaro researcho. Man taip kartais yra iš tikrųjų liūdna, nes jie labai daug laiko savo sutaupytų. Jo labiau, kad šiandieną turime tokių įrankių, kur, tu užduok gerą klausimą ir tu gausi, pakankamai neblogą bakalaurinio lygio analizę visos rinkos. Pasidarykim namų darbus. Ta prasme, kaip mes nepasižiūrime, ką kiti daro. Mes nepažiūrime, kaip kiti daro. Tai jeigu tai jau yra padaryta, jeigu ten toli nueita ir jeigu tai yra labai panašu į tave, tai, nebus tau taip paprasta konkuruoti, arba tu jau tada pasigalvok apie kažkokį dalyką, ne? Antras dalykas, ne tik rizikos kapitalas finansuoja inovacijas, ne tik. Bet ne tik. Yra daugybė finansavimo šaltinių. Vėlgi, tie patys įrankiai gali labai nesudėtingai parodyti, paaiškinti, kokiam tu etape esi, kas šitame etape galėtų būti geras tavo finansavimo šaltinis. Mes turime ir Eilte, ir Startup Lithuanijoje yra tam tikrų inovacijų agentūrų, tam tikrų finansavimų. Tai gali būti visai neblogi tavo šiuo metu esamos pozicijos, taip vadinamo rizikos mažinimo, galbūt finansavimo, toks kaip ir etapas. Ir tiesiog, kadangi neįsigilinama į tai, tada jau būna per daug išleista, atsiduriama tam tikroje zonoje, kur jau labai nebepatogu, betgi galima labai strategiškai tai pasižiūrėti ir pagalvoti, gerai, šiandieną ką aš turiu, ką man reikia, ką aš galiu, kas yra tie žmonės. Trečias dalykas, beje, tai labai panašu į labai gerą atsakymą į prieš tai buvusį klausimą. Mes šiaip lietuviai mokam ir bendradarbiauti. Ir mūsų apskritai ekosistemos grožis šiandieną ir tas visas tvarumas yra tame, kad mes iš tikrųjų vieni kitiem labai padedam. Jeigu mums sekasi, mes reinvestuojame ne tik pinigus, bet ir savo žinias ir žmogiškai kapitalą atgal į rinką. Tai šioje vietoje galima ir reikia eiti uždavinėti klausimus. Skirk laiko pasikalbėk tu su žmonėm, lankykis tu renginiuose, jų tikrai yra ne tiek jau ir daug, kad neatsirinkti to, kuris tau labiausiai tinka. Vėlgi, ateini tenais, domėkis, supras, kas yra žaidėjai, ką jie veikia, ką tu gali, kuriuose vietose, bet vėlgi nereikia ateiti tik tai su to, kad man reikia, duok man. Tu iš pradžių duok ekosistemai, ekosistema tikrai, arba tie žmonės, kuriem tu kažkur padėjai, tikrai padės tau atgal, ne? Ir tada, jau tada praplečiam akiratį, tada mes turime suprasti, kad reikalinga tikrai nebloga ambicija. Ambicijos kartais iš tikrųjų pritrūksta. Mes kartais pasižiūrim, tai čia mes čia Baltijos šalyse, čia Lenkija, man užteks. Ne visai taip veikia tas vadinamas aukštą pridėtinę vertę kūrintis sprendimas, ne? Be abejonės yra vienų verslų galutinė stotelė Amerika, dėl mums savaime suprantamų dalykų. Kodėl? Iš tikrųjų yra labai labai daug kapitalo, jis labai greitas, jis labai daug juda, yra vartotojų labai daug. Tai yra gera rinka ir plus viena kalba, viena valiuta, ne? Tai alternatyviai sėdi mūsų senutė Europa su 7 skirtingom taisyklėm, skirtingais VMI, skirtingais, nežinau, ten darbuotojų įdarbinimo taisyklėm, aš jau nekalbu apie bankinę sistemą, sąskaitų, kažkas yra unifikuota, kažkas ne, bet šiaip iš tikrųjų, jeigu tu taip jau nusileidai praktinius lygius ir pradedi daryti verslą, sorry, bet yra tikrai pakankamai daug reikalų, kad čia visą tai prasibėgti. Ir tada tai tiesiog pradedi žiūrėti, kur tu čia vis dėlto turėtum eiti ir kaip tą ambiciją savo išlaikyti, ne? Tai turėk tą ambiciją, labai didelį tolimą tikslą, bet tu jį susidaužyk į mažesnius etapus ir pradėk nuo tų etapų, bet tu bent jau žinosi, kur tu eini. Nes, mes dažnai savo iš tikrųjų tų jaunųjų, ypatingai labai ankstyvoje stadijoje atėjusių startuolių, mes ir klausime, tai gerai, o tai koks yra jūsų exito scenarijus? Tai gerai, kai žinome žodį exitas, ne, bet žodis scenarijus tai yra nepatyrinėtas. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai. Galbūt iš tikrųjų, kai pradedi dėlioti savo idėją, mes visi universitete irgi darydom projektus, tu nelabai galvoji ten apie tą uždarimo etapą, ne? Bet jeigu tu iš tikrųjų darai verslą, tu turėtum šiaip apsibrėžti savo kolegom, tai kokia tavo yra ta didžioji vizija? Kada tu atsitrauksi, kada tu sutiksi, kad tai yra tai, ką jūs pasiekėt ir galų gale, kur jūs einat ir ką jūs norit padaryti, koks yra tas pokytis. Tai čia dar viena labai svarbi dedamoji, kas dar yra svarbu. Aš jau minėjau, ne, kad investuotojai nėra visi vienodi ir investavimo pinigų yra labai daug ir aš tikrai dažnai mėgstu priminti, rizikos kapitalo pinigai yra patys brangiausi tavo gyvenime pinigai. Kodėl? Todėl, kad už juos tu atiduodi patį brangiausią dalyką, ką tu turi, savo įmonės nuosavybės dalį. Teisingai. Bet rizikos kapitalo pinigai ateina ne tik kaip pinigai, jie dažniausiai ateina su žiniom, kompetencijom, atvirom durim, durų atidarimu ir ten daug yra dedamųjų.
investuotojui reikia rinktis labai labai atsakingai. Ką tai reiškia? Nu, greičiausiai tau su juo reikės gyventi ilgiau negu trunka statistinė santuoka Lietuvoje. Ir aš nejuokauju. Statistinės santuokos ten 5-7 metai. Su investuotoju tau truputį ilgiau teks pabūti. Ir žinok, nebus taip paprasta jo atsikratyti, kaip ir investuotojų atsikratyti tavęs. Nu, čia jau tokia yra santuoka. Nu, tai tu turi išsirinkti. Yra skubos, bet tu privalai pasirinkti labai taip, kaip čia, wisely. Nu, tu turėti nepatogų pokalbį. Yra normalu investuotojus sakyti, žiūrėkit, kaip jūs sprendėte, kokios buvo didžiosios problemos, kaip jūs tada elgėtės, kodėl jūs prašote šitų klausimų, ne? Nes čia kaip su darbo pokalbiu, ne tik tu renkies, kur tu dirbi, bet ir tave renkasi, ne? Tai jeigu tau užduoda klausimus, kai tavęs renkti, tu irgi turi teisę užduoti klausimus. Ir šiaip žiūrint į 2-3 metų perspektyvą tam, kad mūsų ekosistema, o šiaip jau tais aš jau truputį kartais mėgstu plačiau pažiūrėti, ES ta vadinama ekosistema, jinai tikrai būtų žymiai tvaresnė, aš manau, mes privalome priversti ES pensijų fondus investuoti kažkurią dalį jų valdomo kapitalo privalomai Europoje. Nu, tiesiog, man atrodo, yra nusikalstama, kad tokie pinigai visi keliauja į Ameriką. Mes žinome priežastis, bet nu, kaip gali būti taip, kad mes irgi turime savo kūrėjų, mes irgi turime inovuojančių žmonės, bet tie inovuojantys žmonės turi keliauti už Atlanto tam, kad gautų finansavimą, kuris atkeliauja iš Europos. Nu, kas po velniais per nesąmonė yra čia? Mes tikrai privalome nukreipti, ne viską, aišku, kad tai yra rizika, bet nu, tai sveikos proporcijos tikrai gali būti apibrėžtos. Na, aš manau, kad laikas keisti tas istorinės taisyklės, jos yra neteisingos, paskui stebėmės, kodėl čia pas mus taip sunku, arba mes iš tikrųjų 4 kartus daugiau turime dirbti, kad pasiekti tą patį, ką kitur galima žymiai greičiau. Nepamirškime, nu, vis tiek gyvename mes tam pasaulyje, yra, na, 2 didieji poliai, ne, tikrai nekeliausime ten į detalės, kas vyksta Azijoje tolimoje, ne, ir kokius pinigus jie meta. Yra kitoj pusėje kitas kraštutinumas. Mes čia pas save, nu, tarp tų visų taisyklių, kurias jau, man atrodo, Europos komisija pagaliau suprato, kad truputį jau prisižaidėm, dabar jau gal reikia kažkaip supaprastinti. Yra geras pažadas, kad pokytis prasidės, kol jis vyksta, neturime šio laiko laukti, mes turime pradėti veikti jau šiandieną, mes tikrai turime ką išspręsti, klausimų, problemų yra labai 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 daug, šiandieną infrastruktūra yra mūsų fantastiška, žmonės vis dar alkani, finansavimas, nu, aš tikrai galiu pažadėti iš savo fondo perspektyvos, mes tikrai labai anksti padėsim, labai paaiškinsim, padėsim atsidaryti duris, pakonsultuosim arba bent jau kaip minimum paaiškinsime, ko trūksta ir nu, apie ką reikėtų pagalvoti. Tai vat nuo čia galėtume mes, manau, atsispirti. Puikiai, aš manau, kad čia ir labai puikiai, man rodos, pabaiga mūsų pokalbį šiandieną. Ir toks geras apibendrinimas, o turėtum paskutinės tavo mintis auditorijai, kuri šiandieną su mumis, kuom norėtum, kad kokia emocija išeitų, kas liečia giliasias technologijas ir apskritai? Minčių tai pas mane daug ir jos tokios labai galbūt ir padrikos, dėl to, kad viskas yra labai svarbu ir atrodytų, kad viskas labai svarbu, bet iš tikrųjų juokas juokais. Dienos pabaigoje nepamirškime, kad žodis prioritetai reiškia, kad pasirinkite kelis dalykus. Ne? Tai iš viso to chaoso, kas matyt pas mus daugelius ir būna, ir nešiojamės mes idėjas, ir nežinome, ką su tom idėjom daryti, ir kaip ir dar ne dabar, gal ne tas laikas. Aš labai visus laiką prašau prisiminti COVID metu, kai viskas užsidarė, kai tu sėdėjai namie ir staiga taip, aha, nu tai čia to nėra, o tai kaip čia dabar bus, o tai ką čia dabar daryti. Ir prisiminkim tą jausmą, ne, tada kažkaip atsidaryti tą kompą, kažką pasibandyti nebuvo taip sudėtinga. Oho, kokia čia nauja įdomi sistema, ką su ją galiu padaryti, tu nebuvo taip sudėtinga. Aš manau, kad labai ta tokia tolerancija skaitmeniniam sprendimam buvo labai stipriai išaugus, bet mes taip labai greit nudrifavome į tą tokį business usual, gyvenu tą savo gražų gyvenimą ir viskas toliau tęsiasi. Nu, įdomu šitie laikai yra, jie tokie kaip ir vieni tenais protingi žmonės sako, kad kažkokie labai dideli pokyčiai vyksta, kurie yra negrįžtami, kiti žmonės ignoruoja ir jie laukia, kol jau čia bus būtina nueiti. Mano toks kaip ir pagrindinis patarimas yra nelaukti, bandyti žaisti su esamais, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sprendimais jau šiandieną,
būkite to dalimi, bent jau supraskite, su kuo tai valgoma, nes tai gali labai palengvinti tolimesnį to viso dalyko pritaikomumą. Yra dalykų, kurių mes negalime pakeisti, bet bent jau suprasti, su kuo jie valgomi, tai tikrai galima. O jeigu esate žmogus, kuris labai seniai žiūrite į giliasias technologijas, į startuolius ir jums labai įdomu, ką čia galima su jais nuveikti, ką čia galima būtų ir labai norisi tos kažkokios prasmingos veiklos jūsų gyvenime, tai labai kviečiu ateiti, pakontaktuoti su mumis. Mes turime fantastiškų mokslininkų, inžinierių, kuriem galbūt kaip tik jūsų to verslo patirties, verslo darimo patirties arba to alkio verslo darimui kaip tik šiandieną labai reikia, nes galime pabūti tas mažas tiltukas, kuris padės dviem krantam susidurti tam, kad įvyktų labai didelė, svarbi ir galinga sintezė. 1+1 = 4. Gali būti ir taip. Nuostabu, Andriu. Ačiū tau labai, kad šiandien atvykai. Atneši ne tik žinių bagažą ir savo perspektyvą, bet kartu ir tokio optimizmo, kad tiesiog reikia domėtis, nebijoti, daryti. Mėlieji Nexterinių žiūrovai, klausytojai, ačiū, kad šiandieną buvote su mumis. Studijoje Andrius Milinavičius, jis BSV Ventures ir aš, Živilė Nikytė. Ir na kągi, nebijokime svajoti, nepamirškime domėtis ir tikiuosi, kad išmokote šiandieną apie giliasias technologijas. Vieną dalykėlį ir bent 2. Iki.